Sveiki visi. Esu Lietuvos pilietė, esu lietuvė. Šiandieną rinkimai. Buvau, kaip ir dera visiems Lietuvos piliečiams, prabalsuoti. Prabalsavus, man kažkaip pagalvojau apie savo dukrą. Mano dukra yra visiškos negalios vaikas. Pilnametė, taip. Ir pagalvojau, o kaip jai prabalsuoti? Uždavus rinkimų komisijai klausimą, į jį man niekas negalėjo atsakyti. Tik manęs paklausė, ar niekas nebuvo atėję, nes turėjo būti atėję. Aš pasakiau, tikrai ne. Man pasakė, gal jūsų nebuvo namuose. Aš pasakiau, auginant tokį vaiką, pas mane namuose visą laiką būna kažkas. Ar tai aš, ar tai vyras, ar tai auklė. Taip, kad vaikas būtų vienas, to nėra. Manęs prašė palaukti, bet aš neturiu laiko laukti tokiais dalykais ir apsisukus išėjau. Grįžusi namo pagalvojau, kad man reikėtų paskambinti čia kaip ir pažeidimas. Paskambinti į vyriausiąją rinkimų komisiją. Paskambinus man į vyriausiąją rinkimų komisiją, man buvo pasakyta, kad aš turėjau užregistruoti telefonu, kad dukra ateitų pas dukrą prabalsuoti. Pasakiau, kad aš to nedariau. Tada padiktavus dukters asmens kodą, man buvo pasakyta, taip, jūsų dukra yra sąrašuose ir sąrašuose yra pažymėta, kad reikia ateiti pas ją į namus. Bet niekas neatėjo. Tai yra pažeidimas. Ir pagalvojau, o kiek dar yra tokių žmonių, kur yra pažymėta, kad turi ateiti, bet pas juos niekas neteina. Ir pagalvojau, o kur tie balsai tada dingsta? Klausimas. Kas jais pasinaudoja? O galvoju, kad pasinaudoja, tai tikrai? Ir man bekalbant su vyriausia rinkimų komisijos nare, aš dar pagalvojau, kad tai čia ne pirmas pažeidimas, kas liečia neįgalius žmonės ir aplamai žmonės. Per mano visą gyvenimą gal vieną kartą ar 2 kartus man buvo atėję ir atnešę į namus balsavimo biuletenius. Visą laiką mes juos rasdavom pašto dėžutėje. Susirinkdavom. Čia taipogi yra pažeidimas. Ir tada kyla klausimas. Tai jeigu taip žmonės apgaudinėjam su balsavimu, tai aišku, kaip ir yra išrenkama mūsų valdžia.